10 skyrius. Batsiuvys Rapolas. Netoliese gyveno itin nagingas batsiuvys Rapolas, geras senelio pažįstamas. Jo dirbtuvėlė buvo įrengta ūkinėme pastate prie nuosavo namo. Jis ne tik taisydavo senus batus, bet siūdavo ir naujus. Rapolas netgi įsigijo verslo liudijimą ir, dailiai įrėminęs, pakabino ant sienos virš darbastalio. Jam toks darbelis, kaip išleisti iš batų vandenį, pasirodys vieni niekai, pamanė senelis. Batsiuvys taisė seną kareivišką batą, bandydamas išlupti kulne įstrigusią kulką. Sužinojęs, kokiu reikalu atėjo senelis su anūkėliu, gerokai nustebo. Tuoj pat alkūne nustūmė visus rakandus ir ėmė apžiūrinėti atneštus batus. Vieną prikišo prie pat nosies. Kilstelėjo akinius ant kaktos ir įsistebeilijo į kažkokį tašką pade. Paskui uždegė degtuką ir atsargiai pakaitino aulo odą. Pauostęs pasklidusi kvapą tarė: batai pasiūti iš itin kokybiškos odos. Kodėl berniukui tokius brangius pirkot? Jų nesunešiosi 100 metų. O žiūrėk, greitai vaikis išaugs ir bus per maži. Senelis dar norėjo paminėti garsų Egipto faraoną Tutanchamoną, bet pagalvojo, kad neverta. Rapolas – prastas Egipto senovės žinovas. Meistras negalėjo apsispręsti, ką daryti su batais. Vis vartė rankose, žiūrinėjo tai iš priekio, tai iš galo, tai prikišdavo prie nosies, tai ištiesęs ranką laikė atokiau. Bent 3 kartus supurtė, klausydamas vandens teliuskavimo. Galų gale net lyžtelėjo liežuviu. Taip jį domino šitie paslaptingi batai. Atsakingas darbas, nutraukė tylą Rapolas. Bet, manau, per valandą aš juos sutaisysiu. Eikit pasivaikščioti, negaliu dirbti, kai kas nors žiūri. Kitoje gatvės pusėje stovėjo nedidelė kavinė. Čia senelis užsakė juodos kavos, o pietikai karamelinių ledų. Iš tos vietos, kur jie sėdėjo prie lauke pastatyto staliuko, puikiai matyti batsiuvio dirbtuvėlę. Laikas slinko lėtai. Nagingasis Rapolas, išsirinkęs pačią smailiausią ylą, paėmė vieną batą ir atsargiai dūrė į kulną. Pasigirdo duslus sprogimas. Pietikai iš nuostabos pakėlė akis į viršų. Senelis net apsipylė kava ir numetė šaukštelį ant žemės. Per batsiuvio dirbtuvėlės kaminą išsiveržė galingas vandens srautas. Rapolas murkdėsi toje srovėje. Musikavo rankomis, vienoje laikydamas ylą, kitoje batą. Kažką bandė sakyti seneliui, bet pasigirdo tik burbuliavimas. Taigi senelis nieko nesuprato. Po to vanduo krito žemyn ir nugarmėjo gatve, nusitemdamas vargšą batsiuvį. Palikę kavą ir ledus, senelis su pietika nuskubėjo į dirbtuvėlę. Čia viskas buvo apversta aukštyn kojomis. Ir stalas, ir 3 kėdės, ir šiukšlių dėžė. Net laikrodis pakabintas ant sienos rodė 12 valandą žemyn, o 6 aukštyn. Visos musės susispietusios ant lubų, vadinasi irgi aukštyn kojomis. Praeidamas pro veidrodį, pietikas stabtelėjo iš netikėtumo. Pamatė save stovintį ant galvos. Antro bato niekur nebuvo matyti. Nusiminęs senelis su anūkėliu grįžo namo.
Močiutei paaiškino, kad batams reikalingas rimtas remontas, o kadangi jį tokius dalykus nesigilindavo, nieko daugiau ir neklausinėjo.